Prieš jūs karščiausia Tesla gamintojo naujiena Europoje. Tai yra 2025 metų Model I versija Performance. Apie Model I aš pasakojau beveik prieš metus, šių metų pradžioje. Tada tai buvo nuo 2020 iki 2024 metų pabaigos gamintas modelis. Ir jis buvo ne bet koks, o pats populiariausias pasaulyje automobilis, jau nekalbant apie elektromobilius. Tiesa, tokių jis tapo 2023 metais, o 2024 metais, belaukiant atnaujinto Tesla Model I, jis vietą užleido tam pačiam gamintojui, kurį aplenkė 2023 metais, o konkrečiai tai Toyota. 2023 metais Tesla Model I aplenkė Corolla modelį, o 2024 metais Toyota gamintojas atsilygino su RAV4 automobiliu. Tačiau dabar yra 2025 metai ir štai čia už manęs vos prieš kelias savaitės Europoje debiutavęs naujasis Tesla Model Y Performance. Pirmas dalykas, į kurį atkreipi dėmesį, lygindama šį automobilį ir mano prieš kelis mėnesius apžvelgtą Model I, yra žinoma kitokia atnaujinto automobilio išvaizda, kuri pirmiausia išsiskiria kitoniškais žibintais, tiek kalbant apie priekinę, tiek ir galinę dalį. Iki šių metų gaminto Tesla Model I niekaip nesupainiosi su atnaujintu modeliu. Čia tiesiog visiškai kitokia priekinė šviesų apdaila, priekinė šviesų juosta, sujungti žibintai, o kalbant apie Performance modelį, čia yra ir kitokie ortakiai. Taip pat automobilis labai skiriasi ir iš galo. Jei anksčiau Tesla Model I turėjo tokius gana tradicinius šiam gamintojui būdingus žibintus, tai štai dabar atrodo visiškai kitaip, tikrai efektingai, su šviečiančia, kaip dabar madinga, sujungta LED juosta per vidurį. Štai matomas Tesla užrašas. Čia Performance modelis išsiskiria anglies pluošto ortakių sumontuotų ant bagažinės viršaus, o apačioje sumontuotas ir kitoks ortakis arba dar kitai vadinamas difuzorius. Ir šiuo ženklu yra pažymėta galingiausia Tesla Model Y versija Performance. O Performance reiškia ir įspūdingas dinaminės savybės. Čia yra du elektros motorai. Vienas silpnesnis suka priekinius ratus, o galingesnis daugiau kaip 303 kW galinius ratus. Bendra šio modelio galia yra net 461 kW arba 627 arklio galios. Ir su tokia galia šis Tesla Model Y, kuris beje sąlyginai yra lengvas, kaip ir kiti Tesla automobiliai, nes kėbulas yra pagamintas iš aliuminio ir net pati galingiausia ir sunkiausia versija tesveria 2100 kg, o versijų su galiniais varančiaisiais ratais svoris nesiekia net 2 tonų. Toks automobilis iki 100 įsibėgėja vos per 3,5 sekundės, o maksimalus greitis siekia 250 km/h. Tikrai įspūdingi skaičiai ir galite juos palyginti su mano anksčiau bandytų įprastu Tesla Model Y su tik galiniais varančiaisiais ratais, kurio galia buvo tik 299 arklio galios. O čia yra pati galingiausia versija, kurią tikrai bus labai įdomu išbandyti dinamiškai. Štai kokie įspūdingi ratlankiai, 21 colio, priekyje yra 255 mm pločio padangos, gale net 275 mm pločio padangos. Taip pat Performance modelis turi šiek tiek žemesnę prošvaisą, kuriai siekia 15 cm, o įprasto Model Y prošvaisa yra 17 cm. Ir žinoma, kadangi Tesla Model Y yra galima su 2 dydžio akumuliatoriais, tai 60 arba long range 82 kWh talpos, tai Performance modelis be jokių abejonių turi tą didesnį akumuliatorių, kuris pasak gamintojo leidžia nuvažiuoti 580 km. Žinoma, jeigu norite nuvažiuoti dar daugiau, tada jums verta rinktis tiesiog įprastą versiją, o ne Performance, kurios nuvažiuojamas atstumas yra dar didesnis. Bet kokiu atveju. Įkrovimo galia siekia nuo 11 iki 250 kW, tad iki 80% jį įkrauti maksimalia galia užims mažiau nei 20 minučių. Dinamika prilygsta sportiniam automobiliam, o praktiškumas geriausiam universalam.
Štai spustelėjau mygtuką salone ir atidariau priekinę bagažinę, į kurią telpa 116 litrų. Na, čia galima įsidėti tiek įkrovimo laidus, tiek ir kitokias smulkmenas. Na, bet žinoma, kur kas svarbiau yra bagažinė gale. Ir jinai tikrai nėra mažo dydžio, tuo labiau, kad Jungtinėse Amerikos valstijose galimos net 7-vietės versijos su 2 papildomomis sėdynėmis, žiūrinčiamis į priešingą pusę. Tiesa, Europoje tokios nėra galimos ir nors po ankstesnės mano Model Y apžvalgos vienas komentatorius paliko įrašą, kad štai neva jis Norvegijoje įsigijo 7-vietę versiją, tačiau oficialiai atstovai sako, Europoje galimos tik 5-vietės versijos. Bet kokiu atveju bagažinė yra tikrai įspūdingo dydžio. Ja gamintojas nurodo, kad telpa nuo 822 litrų. Na, tikrai įspūdingas dydis, o maksimalus bagažinės dydis, jeigu štai nuimti šią perdangą, taip pat štai mygtuko paspaudimu nulenkti galinių sėdinių atlošus, o kaip jie nusilenkia iš lėto ir oriai. Tokios bagažinės dydis yra daugiau kaip 2000 litrų. Konkrečiai 2022 litrai, na, o modelyje iki atnaujinimo buvo nurodomas dar didesnis bagažinės dydis. Na, nežinau, per kurią vietą čia jis šiek tiek sumažėjo, bet kokiu atveju. Įspūdingos dinamikos automobilis yra tikrai labai praktiškas. Na ir galbūt vienintelis dalykas, kas gali truputį užkliūti tiesioginė prasme, tam, kas ieško pačio praktiškiausio automobilio su didžiausia bagažinė, kad pati bagažinė yra gana nuožulni. Žinoma, nieko naujo nepasakysiu, kad čia yra durelių stiklai be rėmų. Ir atkreipiau dėmesį štai vieną dalyką, kad palikau nulenktas sėdinių nugarėles gale. Ir galbūt kitame automobilyje man reikėtų jas atlenkti atgal rankiniu būdu, tačiau štai čia yra toks mygtukas, aš jį spusteliu ir sėdynės atlošas grįžta į pradinę padėtį. Sėdu į šį 4,8 metro ilgio automobilį, kuris turi nemažą 2,8 metrų atstumą tarp ašių. Beje, šiais 2025 metais vasarą Kinijoje pasirodė tik to šalies rinkai skirtas prailgintos versijos automobilis, kurio ilgis yra net 5 metrai, o atstumas tarp ašių 3 metrai. Na, tačiau, kadangi jau esu bandęs šį modelį iki atnaujinimo, tai žinau, kad Tesla Model Y gale vietos tikrai netrūksta ir čia jos iš tikrųjų įspūdingai daug. Akivaizdu, kad čia nėra jokio centrinio transmisijos tunelio, tačiau štai šiame atnaujintame modelyje atsirado papildomas ekranas, kiek žinau, visose versijose ir gale sėdintiem keleiviam. Tad, naudojantį šiuo ekranu, gali tiek reguliuoti temperatūrą, tiek ir naudotis multimedijos programomis. Ir štai, pavyzdžiui, gali pasileisti YouTube ir susirasti geriausią automobilio apžvalgų kanalą pavadinimu Motorai. Štai mano šortsai ir štai mano apžvalgos. Ir galite keliaujant žiūrėti savo įdomias automobilio apžvalgas. Na, žinoma, juokauju, arba kitą jums patinkantį turinį. Na, o jau kai atsisėdote, atlenkęs savo pusę sėdynės atlošą, galite atlenkti naudodamiesi ekranu ir štai keleivio pusės ekraną. Jisai štai atsilenkia. Ir jūs taip pat čia galite įsijungti šildymą ir dar maža to galite štai paslinkti priekį priekinio keleivio sėdynę, jeigu norite daugiau vietos savo. Štai, čia galite daug kaip prabangiame reprezentacinėme automobilyje. Na, o štai apie saloną labai daug ką naujo nepapasakosiu. Minėjau, kad gale atsirado papildomas ekranas gale sėdintiem keleiviam. Priekyje šiek tiek padidėjo multimedijos ekranas, bet visas principas tas pats. Performance versijoje tikrai įspūdingos, gerą šoninį prilaikymą turinčios sėdynės, žinoma šildomos ir žinoma vėdinamos. Na, šis modelis, kaip ir ankstesnysis, iki atnaujinimo yra surenkamas Berlyne, Tesla Gigafactor. Ir jau
apie tą modelį aš kalbėjau, kad tikrai surinkimui neturiu kažkokių didesnių priekaištų, viskas kaip ir tvarkoje. Čia štai net atrodo ir tarpai mažesni negu buvo tame automobilyje, tačiau viskas atrodo tikrai pakankamai kokybiškai. Ir pavyzdžiui, atkreipiau dėmesį, kaip darinėjasi šoniniai langai. Pasiklausykite. Tyliai. O ir patys langai yra stori, dvigubi su izoliacija, akivaizdu tam, kad užtikrinti geresnį akustinį komfortą, mažesnį triukšmingumą salone. Aš atkreipiu dėmesį, kad jau modelyje iki atnaujinimo buvo tikrai pakankamai tylu salone, ten buvo naudojama aktyvi garso izoliacija. Tad ir čia yra, tikrai bent jau matau, netgi ir tie patys langai yra stori, tad priekaištų tam neturiu. Tikrai ergonomika patogi. Štai čia pasidedate telefoną įkrauti belaidžių būdu. Štai čia tokia atidaroma dėtuvė, vėlgi atkreipkite dėmesį. Štai pastumiamos durelės. Paklausykit, kaip tyliai. Štai podelių laikikliai, vėlgi. Na, sakyčiau, kad Tesla mokėsi iš Lexus, kurie tikrai sugeba labai subtiliai parinkti visą tą akustinį garsą ir tikrai aš labai džiaugiuosi sėdėdama šio automobilio salone, ko tikrai nebūčiau pasakęs, tikrai ir negalvojau, kad kada nors sakysiu taip apie Tesla, išvydęs pirmuosius gamintojo modelius prieš daugiau kaip 10 metų, na, bet dabar štai dėl kokybės tikrai neturiu priežasčių priekaištauti, o dėl ergonomikos dar vieną dalyką gamintojas paminėjo, kad pakeitė posūkių svirtelę. Aš apžvelgdamas modelį iki atnaujinimo minėjau, kad jinai nėra patogi ir nelabai aišku, kada įjungi, kada išjungi tą posūkį. Štai dabar rodomas ir kamerų vaizdas, apie tą visą papasakosiu. Tikrai veikia kur kas žymiai sklandžiau. Na ir žinoma, visi kiti Tesla dalykai yra Tesla. Atidaryti priekinį dangtį reikia paspaudus štai čia automobilio ikoną. Ir atsidaro priekinis dangtis, lygiai taip pat atidaryti priekinę dėtuvę, paspaudžiate čionais, atsidaro mažulytę, tokia visiškai mažutė dėtuvėlė. O, net kaip įdomiai prilimpa su magnetu. Štai, toks kietas magnetas, tikriausiai didžiausias garsas kol kas, kurį čia girdėjau. Tai kaip grįžta ta dėtuvė. Oho. Pritraukia magnetas, na ir žinoma, visi kiti nustatymai, tiek veidrodėlių, tiek ir vairo, yra čia parinktimis ant vairo, štai kaip norite susireguliuoti vairą, ar ištraukti, ar išstumti, visą tai labai informatyvu, viskas aišku, žinoma, sėdus pirmą kartą prie Tesla vairo, tikriausia bus neįprasta naudotis tais dalykais, bet viskas įprantama, išskyrus žinoma tą dalyką, jeigu rega silpnesnė, tai visgi jau reikėtų akinių, pamatyti, kas čia yra išdėstyta, bent jau čia man kaip ir viskas aišku, tačiau štai yra daug pramogų, multimedijos, aš visą tai minėjau apžvelgdamas ankstesnį modelį, tad nesikartosiu, tikrai labai daug dalykų čionais, kuriuos, na, įžiūrėti jau tikriausia silpnesnį regėjimą turintėm, ypač tiem, kam reikia skaitimo akinių, jau tikriausia ir prisireiks akinių. Kalbame apie Tesla, tai reiškia kameros, tai reiškia savivaldis važiavimas ir kaip aš iki šiol žinau, niekas geriau to nesiūlo. Žinoma, Europoje kol kas yra apribojimai tom savivaldžio važiavimo galimybėm. Taip pat, kadangi aš nesu savininkas, tai aš neturiu prieigos naudotis automobilio įjungimu ir kitomis funkcijomis su mobiliuoju telefonu. Ką galėčiau daryti, išlipęs iš automobilio, stovėdamas lauke, automobilis gali pats nuvažiuoti į numatytą vietą, grįžti į man reikalingą vietą. Visą tą galiu padaryti išlipęs iš automobilio ir jis gali manevruoti, ne tik pirmyn atgal važiuoti. Na ir daugiau funkcijų aš negaliu pasinaudoti, kadangi nesu šio automobilio savininkas, o turiu kortelę, kurią norėdamas patekti į automobilį turiu pridėti prie šoninio stabdramsčio ir ten yra dvi vaizdo kameros. Po vieną kamerą kiekviename šoniniame centrinėme statramstyje. Taip pat yra priekinė kamera apačioje, štai vaizdas iš jos, jinai visai apačioje, ten galima ją, jeigu jinai užsiteršia, štai paspaudžiat ir nuplauna. Taip pat 3 kameros čia sukuriančios visą vaizdą automobilio, kai jis važiuoja autonominiu būdu arba ne tik autonominio. Taip pat po vieną kamerą šonuose ir kamera gale. Štai vaizdas iš šoninių kamerų, kamera gale.
kamera priekyje, 3 kameros čia, tenais, dar viena kamera salone. Na, žodžiu, jeigu esate įtarus, kad jūs stebi, tai šis automobilis tikriausiai ne jums. Na, o šiaip, jeigu rimčiau, tai iš tikrųjų čia tikrai labai daug saugumo funkcijų ir paliekant automobilį galima aktyvuoti funkciją, kad būtų stebima, kas vyksta aplink automobilį, rašomi įtartini veiksmai, visa tai gali būti tiesiogiai siunčiama duomenis ir informacija į savininko telefoną. Taip pat yra automatinis vaizdo įrašymas, jeigu nutinka kažkoks įvykis, informacija yra išsaugojama USB rakte, kuris yra sumontuotas štai čia šioje dėtuvėje, kurią vėlgi, kaip jau minėjau, reikia atidaryti mygtuko paspaudimu. Ten taip pat galima tos vaizdo įrašus peržiūrėti tiesiogiai telefone. Na, tikrai galybę funkcijų galima čia pasakoti tikrai be galo. Ir aišku, yra automatinis automobilio stabdymas ir, na, svarbiausia, kad kaipgi jis važiuoja, nes šiaip ar taip, tai yra galingiausia Model Y versija. Žinoma, standartinis važiavimo režimas yra įprastas, aš nesirenku kol kas beprotiško, o tą padarysiu ten, kur galima bus greičiau įsibėgėti. Apsisukimo skersmuo šiuo automobiliu yra, na, netoks ir mažas, 12,1 metro. Visos pavaros jungiamos arba braukiant į priekį, arba braukiant atgal. Iš karto jis įjungia vaizdo kameros, pasirenkat norimą važiavimo kryptį ir tiesiog važiuoja. Tad kalbant apie manevravimą, žinoma, galima nustatyti, kai veikia vairo stiprintuvas. Tikrai jisai labai turi daug saugumo funkcijų, labai daug savivaldžio važiavimo galimybių, kurių tik tai daugės. Žinoma, tie paketai kainuoja papildomai ir kol kas jie negalimi Europoje, tačiau vien aš naudodamasis tokiomis paprastomis funkcijomis kaip važiavimo savo juostą palaikymas, na, įsitikinau, kad kol kas Tesla tą daro geriausiai ir važiuoja ten, netgi kur yra nežymėti kelkraščiai, puikiai suvokdama, kurioje vietoje yra, puikiai pozicionuodama automobilį savo eismo juostoje. Na ir, žinoma, norėsiu išbandyti tiek dinamiką tą labiausiai, tiek ir prisiminti, kaip jis važiuoja savivaldžių būdu. Ir dar pastebėjau vieną dalyką, kad kai dariau apžvalgą prieš nepilnus metus, važiuodama savo garaže daugiabučio, tai pavyzdžiui štai tarp mašinų esančias kolonas, toji programinė įranga, neatnaujinta Model Y, atpažindavo kaip sunkvežimius. Šito automobilio kompiuterio procesorius pats apdoroja matomus vaizdus. Ir įdomiausias dalykas, taip jis mato stovinčius automobilius, tačiau aš čia dabar nelabai aiškiai judu, tai jis koloną pradeda fiksuoti galbūt kaip sunkvežimį, tačiau štai čia ant sienos yra nupiešti stovinti žmonės. Ir dabar aš važiuoju pro tos nupieštus žmonės ir štai man rodo, štai net dviratininką važiuojantį, nors ten mergaitė supasi, štai einančių žmonės, o iš tikrųjų čia yra ant sienos nupiešti žmonės. Štai koks įdomus niuansas. O dabar štai jinai mato automobilius, stovinčius automobilius. Kaip suprantu, programinė įranga nuolatos yra tobulinama. Ir štai priekyje yra žmonės nupiešti ant sienos, tačiau čia yra stovėjimo vietos sužymėtos. Štai tie ant sienos esantys žmonės. Ir jau jokių čia nesančių, neegzistuojančių sunkvežimių nematyti. Tiesiog sustatytos mašinos. Štai tokie atnaujinimai. Na ir kaip jau ir tada minėjau, taip ir dabar pastebiu, kad manevruoti ankstesnėse vietose visgi yra iššūkis. Na ir taip pat ne visą laiką yra intuityvu žiūrėti ekraną, perjungiant į priekį ir atgal važiavimo režimą, bet jau čia su tuo reikia susitaikyti. Štai tie ant sienos nupiešti žmonės, čia rodomi, kad jie lyg ir pėstieji, lyg ir einantys šalia. Dar vienas įdomus dalykas yra tas, kad programinė įranga atpažįsta ir statybinės užtvaras, kuolelius, mato motociklus, atskirai išskiria ir motociklus. Na, tikrai tas supratimas, kad automobilis suvokia, kur tu važiuoji, iš tikrųjų labai kelia didelį pasitikėjimą. Štai, kuoleliai, viską jis mato, automobilius mato taip pat. Kaip ir kitose Teslose, viskas labai aišku, viskas labai gerai matoma, matoma šalia esantis transportas. Štai privažiuoja šalia troleibusas, kuris, aišku, šioje programoje atrodo kaip sunkvežimis.
Tačiau čia yra mašinos, būtų motociklas, matytų motociklą. Štai nustatytas greitis, beje, jeigu jūs erzina tas viršijamas greitis, o jūs negalite susilaikyti jo neviršydamas, tai čia yra štai paspaudimas ir štai pats pajudėjo, net nespaudžia akceleratoriaus, tik paprašė lengvai pasukti. Štai galima padidinti greitį. Greitkelyje jis ir pats persirikiuoja. Štai jungiu posūkį. Štai važiuojam paskui mašinas. Lengvai pasukit vairą, paprašė pasukti vairą. Kažkur jau iš čia būtų išvažiavęs. Tokie nežymėti kelkraščiai, tačiau jisai labai aiškiai važiuoja savo eismo juostą. Čia aišku noriu persirikiuoti. Tada išsijungia tas greičio palaikymas. Na, kaip ir kitose Teslose. Pilnos funkcijos bus galimos tik tada, kai Europoje galima bus naudotis visomis savivaldžio važiavimo teikiamomis galimybėmis. Štai galima aktyvuoti greito pajudėjimo režimą, reikia spausti akceleratorių, palaikyti ir dabar pasiruošti startui. O. Na, įspūdingas pagreitėjimas. Spaudžiu stabdį pilnai ir iki galo nuspaudžiu akceleratorių. Įsijungia užrašas, kad pasiruošę startuoti. Vo. Na, iš tikrųjų įspūdingas pagreitis. Mažiau nei 4 sekundės. Nežadamos 3,5, aš nežinau. Asfaltas, dabar yra oro temperatūra 8. Gal dėl temperatūros nėra tų žadamų 3,5 sekundės, bet mažiau nei 4 sekundės taip pat įspūdinga. Kalbant apie pagreitį, tai nebūtinai nuo nulio startuoti, tačiau jūs galite štai įspūdingai įsibėgėti ir jau judėdamas ir nustebinsit tikrai ne vieną. Wow, tiesiog wow, pagreitis. Čia kažkas tokio nerealaus, kalbant apie šį Tesla Model Y Performance. Aišku, dar yra Plate versija, tiesa nesiūloma Model Y, ta dar beprotiškesnė, tačiau na ir šita iš tikrųjų kažkas tokio neįtikėtina. Pasirodo, Performance versija turi reguliuojamo standumo amortizatorius. Yra galimi 2 važiavimo režimai – standartinis ir sport. Amortizatoriai turi papildomus vožtuvus, kurie uždaromi, amortizatoriai pradeda veikti standžiau ir iš tikrųjų jaučiasi, kad sistema veikia ir štai pavyzdžiui dabar pajudėsiu dinamiškiau su sport režimu ir automobilis tiesiog pasidarė standesnis. Važiuojant mieste šiuo režimu, na, buvo jau per kieta, galima pasirinkti standartinį, parodysiu, kaip jis veikia vėliau, tačiau įvertinus sąlyginai nedidelio automobilio svorį, žemą svorio centrą, dominuojančius galinius varančiuosius ratusgi, pagrindinis galingiausias elektros motoras yra gale, 3 skirtingų lygio vairo stiprintuvo nustatymą ir Performance versijoje galima reguliuojama pakaba, kuri čia žinoma yra standartinė. Štai, galima važiuoti tikrai labai azartiškai. Na, iš tikrųjų, maloniai nudžiugino, kad yra galimybė pasirinkti štai tokį pakabos veikimą skirtingai nuo įprastų Model 3 ar Model Y ne Performance versijų. Ir tas veikimas pastebimai keičiasi pasirinkus skirtingus važiavimo režimus. Tai čia man yra vienas iš tokių tikrai atradimų. Taigi, pasivažinėjau ir aišku, kad žiūrėti čia esančius skaičius man jau reikia skaitimo akinių, tad nuvažiavau virš 170 km, dar galiu nuvažiuoti virš 250 km, galiu nuvažiuoti maždaug 420 km ir tai aš važiavau, kaip matėte, tikrai nelėtai, tikrai greitai ir dar, man atrodo, aš vis dar esu įsijungęs ir pamiršęs išjungti tą patį dinamikos beprotišką režimą, o ne standartinį, kuris žinoma yra ekonomiškesnis, o galima ir iš vis naudoti chill režimą.
tad energijos sąnaudos bus dar mažesnės, tačiau aš dabar matau, kad energijos sąnaudos su tokiu važiavimu tikrai neekonomišku yra nuo įkrovimo, tai yra nuo tada, kai aš pasiėmiau elektromobilį, 18 kWh 100 km, štai dabar važiavau per miestą 22 km gana ramiu tempu, ne visai 15 kWh 100 km, maždaug ką ir nurodo gamintojas, kad iš viso galima nuvažiuoti 580 km, ta dėl Tesla efektyvumo nuvažiuojamo atstumo tikrai netenka abejoti. Ir tai yra gerai, nes automobilis iš tikrųjų efektyvus, visi modeliai nuo pat gamybos pradžios yra komplektuojami su šildymo siurbliais. Ir tiesa, nepaminėjau, kad čia ryte buvo 3-4 laipsniai Vilniuje, tik šilumo, štai dabar pakilo iki 11 laipsnių, bet gerą pusdienį važinėjau, kai buvo mažiau nei 10 laipsnių, tad iš tikrųjų ir šildymo reikėjo salonui, tad tikrai efektyviai naudojama energija, geras didelis nuvažiuojamas elektra atstumas, na ir iš tikrųjų, kaip ir ne vieną Tesla, man labai patiko. Dar toliau kalbant apie multimedijos sistemą, kad žinoma, čia yra grinai Tesla multimedijos sistema, negalėsite naudotis Android Auto, jeigu esate įpratęs naudotis tokiais dalykais, tačiau, na, čia tikrai labai daug pramogų, labai daug įvairiausių galimybių. Kaip jau minėjau, čia yra daugiau kompiuteris negu automobilio multimedijos sistema ir norėtųsi kažkokios aiškesnės grafikos, didesnės grafikos, ryškesnės. Kitas dalykas, dar pamiršau paminėti, kad štai šiam dešiniam ratukui galima priskirti skirtingas funkcijas, lygiai taip pat galima priskirti funkciją, kad būtų atidaroma dėtuvė, jeigu dažnai ją naudojatės, nors jinai tokia mažyta, kad iš tikrųjų ją naudotis, tai ten nėra kaip, ten įsidėti kelis popieriukus ir pamiršti. Taigi, kas nepatiko? Nepatiko tikriausia pirmas dalykas, kaip jau kalbėjau, yra apie ankstesnį Model Y, tai manevravimas, tikrai didelis apsisukimo skersmuo ir aišku, tai yra dėl sportiškai suderintos pakabos, virš 12 metrų apsisukimo skersmuo yra tikrai nemažas, tad manevruoti nėra patogiausias automobilis, ypač jeigu daugiau važinėjate mieste. Antras dalykas, na, galinis stiklas, jis yra nuožulnus, jis yra siauras, per jį praktiškai niekas nesimato. Taip pat veidrodėlį atkreipiau dėmesį, man tai pasirodė, kad jie arba mažoki, arba neturi priartinimo funkcijos, ten kur būna parašyta, kad vaizdas už jūsų yra toliau negu jums atrodo, ar tai atvirkščiai vaizdas už jūsų yra arčiau negu jums atrodo. Na, bet kokiu atveju, veidrodėlis, bent jau štai tas dešinės pusės norėtųsi, kad būtų didesnis ar labiau priartintų vaizdą. Iš esmės kaip ir viskas. Teigiami dalykai. Tai yra tikrai gera surinkimo kokybė, tikrai puikios važiavimo savybės, performance versijoje ir reguliuojama pakaba, kurią galima susiderinti taip, kad važiuotų ir pakankamai komfortiškai, ir važiuotų sportiškai. Aš jau nekalbu apie dinaminę šio automobilio savybės, įsibėgėjimas iki 100 per greičiau nei 4 sekundės, ką jūs matėte, tai yra ir praktiškas šeimos automobilis, ir tikrai efektingas super automobilis. Na ir prieš kalbant apie kainas, dar noriu nepamiršti paminėti apie garantiją, nes Motorai TV laidos naujas rėmėjas yra Mango Insurance, kuris siūlo naujiem ir naudotiem automobiliam papildoma garantija ir, pavyzdžiui, štai Tesla automobiliam yra suteikiama 4 metų arba 80 000 km arba akumuliatoriui 8 metų 160 000 km garantija. Su Mango Insurance paslaugomis galima tą garantiją prasitęsti, tiek kalbant apie naujus, tiek ir apie naudotus automobilius. Ir maža to, po šio video aprašo yra tiesioginė nuoroda, kurią paspaudus jūs galite suvesti duomenis ir dominančios jūs paslaugos bus suteiktos su papildoma 10% nuolaida, tad labai prašau tą padaryti. Tokiu būdu jūs palaikysite mano rengiamas apžvalgas. Iš anksto už tai jums dėkoju. Na, o tada kalbame apie kainas. Ir atkreipkite dėmesį, kiek čia yra daug baltų Tesla automobilio. Atvažiavau čia gal net 5 Tesla Model Y, vien tik todėl, kad jeigu norite Tesla Model Y ir Long Range, kuris nuvažiuoja daugiau negu įprasta versija, na ir tikrai verta tokia rinktis, jo kaina yra 49 970 eurų. Jeigu tik tai norėsite užsisakyti papildomą, o ne baltą spalvą, beje, balta spalva kitose rinkose kartais kainuoja papildomai, tai tada kaina šoktelės daugiau kaip 50 000 eurų, o tai reiškia įmonės įsigydamos šios automobilius nebegalės susigrąžinti pridėtinės vertės mokesčio ir
kiek žinau, visgi nemažai automobilių yra įsigijama būtent įmonės vardu su galimybė susigrąžinti tiek PVM, tiek ir įmonėm skirtą 4000 eurų lengvatą. Tad, todėl daug baltos spalvos, jeigu norite long range su galiniais varančiaisiais ratais, tokio automobilio kaina yra 49 970 eurų. Žinoma, tikriausiai jūs norėsite visų varančiųjų ratų, tokio automobilio kaina prasideda nuo 53 970 eurų. Modelio iki atnaujinimo metu automobilio kaina buvo 1000 eurų mažesnė. Beje, pats bazinis modelis su mažiausia 60 kWh talpos baterija kainuoja tiek pat, kiek ir iki atnaujinimo nuo 45 970 eurų. Na, o čia yra performance versija, kuri pabrango net 4000 eurų. Dabar įkainuoja 62 970 eurų, anksčiau įkainavo 4000 eurų mažiau. Na, akivaizdu, kad čia yra daugiau visokių galimybių, daugiau pakeitimų, daugiau įrangos. Tikriausiai ir atsirado tie papildomi reguliuojami amortizatoriai, patikslinkite mane komentaruose, ar buvo performance versija anksčiau Model Y su reguliuojamo standumo amortizatoriais iki atnaujinimo, man atrodo, kad ne. Ir taip, tas automobilis pabrango, bet kokiu atveju, kas jau perka tokį automobilį, tikriausiai jau negalvoja apie tą skaičiavimą ir visgi aš vis dar manau, kad tai yra tikrai labai gera, labai priimtina kaina ir žinoma, papildomai realiai vienintelis kainuoja, tai full self-driving šitą galimybę, kuri Europoje vis dar veikia su apribojimais, įkainuoja papildomai 7500 eurų, tad jeigu neplanuojate jos naudoti, tai tikrai gal ir nevertėtų jos įsigyti, nors kiti sako, na, kokia čia Tesla be to full self-driving galimybės, tačiau pasirinkimo klausimas. Bet kokiu atveju, aš matau, tai yra puikia alternatyva į mūsų rinką sparčiai plūstantiem kiniškiem automobiliam. Europos tradiciniai klasikiniai automobilių gamintojai vargsta su programinė įranga, su galimybė pasiekti tokias pačias savivaldžio važiavimo galimybės kaip Tesla. Na, anksčiau ir vėliau vis tiek jie pasieks šias galimybės, tačiau pagal kainą ir siūlomas savybės aš neturiu jokių abejonių, kad Tesla yra tikrai vienas geriausių pasirinkimų ir realiai atsvara masiškai į Europą plūstantiem kiniškiam elektromobiliam.